Na, o jojimo disciplina yra unikali tarp sporto šakų tuo, kad, kaip matote, gerbiami žiūrovai, tiek vyrai, tiek moterys varžosi vienodu lygiu. O 7 sporto disciplinos yra pripažintos Tarptautinės jojimo federacijos. Ir žinoma, visos 7 disciplinos yra įtrauktos į pasaulio jojimo varžybų sąrašą. Na, o pasaulio jojimo varžybos vyksta kas 4 metus, tai yra lyginiais metais tarp vasaros olimpinių žaidynių.